Tai, nuo ko čia pradėt? Faktas, kad kai atėjau į tą visą discipliną ralio, nuo tos istorinės mašinos, vaikščiodamas po tą parką servizo, tikrai buvo didelis begalinis noras išbandyti tą rimtesnį techniką. Kalbu tiesiai šviesiai apie R5. Dar pernai turėdamas galimybę finansinę, verslas viskas ėjosi gerai. Tikrai turėjau galimybę nusipirkti tą mašiną, bet sakau, savo kažkaip į galvą įskaliau, kad ne, tu per senas, ne tokio amžiaus galbūt pradėti su tokia brangia mašina ir taip toliau. Tai taip ir tą mintį į šoną padėjau, kad gal kažkada gyvenime apie nuomą gal galvoju, apie testą kažkokį, tai pasibandyti kažkur tai tą automobilį, kai važiuoju, bet apie jau A lygą su R5 tai tikrai padėjau į šoną. Na ir kaip užkūrė Martynas visą šitą reikalą su M5 ir liko ta viena mašina. Nu, nepasakyčiau, kad buvo galimybė gal man rinktis iš modelio. Tiesiog Martynas sako, yra Renault Clio, jeigu nori. Ir taip nedvėjodamas, sakau, reikia, ta kaina tokia tikrai adekvati buvo. Ir sakau, tikrai noriu pabandyti. Tikrai pirksiu tą mašiną ir bandysiu važiuoti, pažiūrėti. Tokio būdamas, kaip čia pasakyti, tokio amžiaus būdamas, ar įmanoma važiuoti gana stabiliai ir greitai su tikrai greita mašina. Tai va toks ir buvo dėl to tas sprendimas. Tikrai norėjusi pasibandyti. Jo, iš tikrųjų, tai Arctic Lapland Rally tas, tai reikėtų gal, siūlyčiau, kas turi galimybės iš Lietuvos ralistų, tikrai jį nuvažiuoti ir sudalyvauti, pažiūrėti, kas ten yra per atmosferą ir kas ten yra aplamai per daiktus ir su kuo jisai valgomas. Tai tikrai yra stipru ir žiauriai rimta. Antrą kartą pasakysiu tiesiai šviesiai, antrą kartą tikrai nevažiuočiau, nes pareikalavo labai daug jėgų iš manęs. Reikia, nebent aišku, fiziškai pasiruošti, tai labai daug kilometrų kelionė pati varginanti buvo, daug kilometrų nemažai slidu gana, ten pakol davažiavom. Ir pats ralis užtruko tikrai visą savaitę beveik, pats kilometrų kiekis, unikalūs greičio ruožai, žiema, pusnys, slidu, ledas, tikrai įspūdinga. Kas liečia patį ralį, taip, krikštas buvo geras. Atvažiavom į pirmą ruožą. Ne aš buvau važiavęs su tą mašiną, realiai automoto parkai prieš tai ten 10 metų prasukęs, Ugnius iš vis buvo nevažiavęs. Atsisėdom, ką sakau, bandom šitą 32 km buvo ruožas, bandom, sakau, šitą įveikti visą maratoną. Ir iš tikrųjų visai smagiai važiavosi, aišku, pirmam ruožė atsargiau, lėčiau, žiūrėjau, kaip Ugnius skaito, nes irgi pirmą kartą, sakau, atsisėdę buvom kartu į mašiną. Aišku, kuriozas buvo gale ruožo, per vidurdėlį žiūriu, kad mus pavėjo suomiukai su Rally 3 mašina, bet per 302 km ir kada mes pirmą kartą važiavom su tą mašiną ir aplamai pirmą kartą tokiam Rally, tai manau normalu. Aš paskui atsiprašiau, aišku, Hebros nuėjęs, kad tai buvo. Bet pats Rallis tai kažkas wow, kažkas įspūdingo, iš tikrųjų yra ir įfinišuot, vien tik jį sufinišuot, tai manau didelis yra pasiekimas. Aišku, dar sufinišavom tikrai ne paskutinį, ten viduriukį iš 103 berods 46 ir kažkas tokio buvo. Ir visą ralį be tokių didelių klaidų ir be tokių didelių incidentų tikrai kažkas tokio. Net po ralio Martynas priėjo prie manęs, jau po pačio ralio, sako, nustebinai. Buvom, sako, įsitikinę, kad plosi. 100%, tai sakau toks. Aišku, noriu atskirai Ugnių pagirti. Vaikas, kažkas tokio, tikrai. Jaunuolis, manau, tikrai lips, jeigu nenustos, tai eis į viršų ir tikrai vieną dieną linkiu, kad atsisėstų į tikrai pas greitą lenktynininką į automobilį ir tikrai, manau, be problemų susitvarkytų. Buvo taip, kad paskambino draugas, sako, ar nori grįžti į ralį. Kad 15 metų jau toj kėdėje nesėdėjęs, kažkaip dar bandžiau vengti,
Vilmantas ilgai nelaukęs atsakymo, jau Vilmantas pradėjo skambyti už kokį pusvalandžio. Važiuojam. Sakau, palauk, dar reikia čia kažkaip nei kombinzono turiu, nei. Sakau, 15 metų nesėdėjęs. Važiuojam, viskas bus gerai. Nu, pašnekėjau su žmona. Sako, važiuok, žinau, kad sergi šitą ligą. Važiuok. Pasakau, važiuojam. Tai gerai. Buvo gal ketvirtadienis, sako, penktadienį važiuojam. Jau gal trečiadienis buvo, sako, penktadienį važiuojam į varžybas. Rimtai sakau, taip, sako. Tai viskas taip ekspromtu. Nu, buvo Zarasai. Į Zarasus išvažiavom, aišku, ten. Jis važiavo iš tikrųjų savo, aš tik atskaičiau. Bet paskui treniruotės biškiai vakarais ir Aluksnė jau, man atrodo, susikalbėjom po truputį. Jau klausėsi, man atrodo, Vilmantas. Jo, į pabaigą raliom paskutinius ruožus jau tikrai jau pradėjau taip jau daugiau ir pasitikėti. Ir aišku, ne visur pasakysiu, nes tai normalu yra po tiek metų grįžus ir tikrai atsisėdus į greitą mašiną. Ir prieš tai jo buvo BMW, Mineralis, plikos padangos. Man buvo iš pradžių net baisu važiuoju stabdygi, posakis staigus. Sako, taigi stoja, tu nepergyvenk. Jo, viskas buvo, bet jau Aluksnės rally jau daugmaž daugiau tokio, aš įsiterpsiu, gal pasitikėjimas didesnis toks jau atėjo, tai gal Ispanijoje jau tokis buvo, dar tokis jau didesnis pasitikėjimas. Paskui Visagino jau ralis buvo, Visagino, man atrodo, buvo ralis, ne, po Ispanijos. Tai jau tada jau tenai jau dar stipriau susikalbėjau. Su kiekvienu raliu vis stipriau. Taip buvo. Nu, buvo tokio biškai stresiuko, buvo, vis tiek pasikartosiu, 15 metų nevažiavęs buvau. Greičio kažkaip kaip ir baimės nebuvo, bet bijau suklysti. Nu, tai yra normalu. Bijau, kad pirmam posūkiui nesibaigtų varžybos, bet kažkaip suvažiavom gerai. Nu, finišavom, aišku, ne pirmi, ne paskutiniai. Viskas ten buvo gerai, nu, tiesiog tai yra normalu ir aš važiavau ten, kur aš jo nepasitikėjau ir negirdėjau. Nu, ralis aplamai, aš grįšiu, gal kaip čia įsiterpsiu, toks sportas, kad tu negali būti visiškai kiauras. Tu negali būti visiškai begalvis, tu turi viską daryti su galva. Čia ir protauti reikia šitam sporte, ne tik. Tai ir atsisėdus jam šalia pirmos varžybos, aš suprantu, kad aš negirdėsiu jo ir jis taip neskaitys, kaip Ugnius Arktikė skaitė. Tai čia yra normalu. Ir važiavau pagal tokį tempą, kaip aš jį girdėjau, kaip jisai diktavo ir viskas. Nu, žinojau, kad jeigu kažkur tai sudėtingiau, už tramplino kažkur tai, ar pas jį balsas sudreba, aš atleisdavau gazą. Ta prasme, kad tai buvo normalu, tai buvo treniruotės. Vadinkim taip. Iki Viekšnių, tai tikrai visi buvo raliai, buvo pas mus treniruotės. Susipažinti vienas su kitu, kokio man reikia tempo, skaitimo jo, supranti, kada man reikia informacijos, jisai viską darė Edvardas pagal mane. Jisai tikrai talento turi žmogus šturmanavimui, galiu pasakyti išviesiai. Labai greitai jisai adaptavosi prie mano to tempo, ar kada suprato, kada man reikia tos informacijos. Ir sakau, Ispanijoje jau jisai man skaitė. Aišku, ten ruožai nebuvo labai tokie sudėtingi, buvo nemažai teisiųjų, jam atsikvėpimo buvo aišku, bet tikrai skaitė pagal mano vairavimą, pagal kada man reikia informacijos. Tai Ispanija, tai faktas, kad sakiau prieš sezoną, kad važiuosiu visur, kur tik įmanoma, tuo labiau, kai mums žinau, kad reikėjo labai reikalingi buvo sportiniai kilometrai su Edvardu, kad prisišaudyti vienas prie kito. Nu ir aišku, įdomu pamatyti visai kitą ralio virtuvę, visai kitoje Europos šaly, kitam gale Europos. Tai tas ir patraukė. Nu, toks vis tiek patirtis, kaip sakau, tokia neįkainoma būna tokios. Ir būtinai mums reikėjo jo prieš sezoną prisirinkti kilometrų sportinių. Tai už tai ir dvi tokios priežastys, kad tenai važiavom. Kaip tau? Jo, viskas kaip ir gerai. Jo, viskas gerai, aišku, oras nestebino,
ta prasme, nelepino, buvo tokis. Ir oras įdomus. Ir ryte norisi striukės, per pietus jau užtenka ir maikės. Jo, tokis Ten buvo tokis įdomus, labai kintantis. įdomus. Jo, lietaus gavom, buvo šlapė ir tie patys ruožai buvo ir greitų, ir susuktų, ir danga tai slidu, tai neslidu, tai juodžemis kažkoks, tai tokis buvo, jo, susirašymo pas tas modelis toks labai įdomus ten. Jo, 50 buvo visur ribojamas greitis, tai mašiną įstumavom, išsidėjom tą ribotuvą iki 50 ir važiavom. Nu, toks, pati organizacija, manau, irgi labai faina tokia viskas. Išvažinėjai iš servizo parko ar iš to regrupingo vadinamo, policija stovi, reguliuoja eismą, uždaro mašinas, leidžia sportinę mašiną išvažiuoti, kad tu suspėtum iki ruožo ten davažiuoti pagal laiką. Nu, toks... Ar važiuoji į servizo parką, policija pamato sportinę mašiną, pristabdo eismą. Pristabdo eismą, kad jo, tais, leidžia kad spėtum viską. Jo, laiku. tokis pats tikrai toks faino ir pats tas RMC, pati to komanda, mesgi atsivežėm vieną šalkalvį. Visi ten, man atrodo, lėktuvų, kai skridom, tai ten neprisimsi 3 šalkalvių mechanikų. Tai ir pati RMC komanda mums tikrai padėjo. Buvo visos mašinos po vieną palapinę, vadinkim, sustatytos ir tikrai mums babinos nusprogo per testinį ruožą, Hebrado šoko, iš karto ras, naujas babinas, viską padarė, sutvarkė, nu tikrai tik organizuota, viskas buvo fainai, viskas manau, aukštam lygiai ir viskas man patiko tikrai. Kad iš tikrųjų daug kas buvo angliškai parašyta. Tai nesunku buvo suprasti, kelio knyga gan tiksliai buvo, plus koordinatės buvo sudėtos. Tai kaip ir nesunku buvo. Buvo, man atrodo, gal paklydimų. Kažkur į regrupingą net ten nuvažiavom, nes vienas ženklas buvo nepažymėtas, bet paskui su navigacija pasitaisėm, spėjom, viskas tvarkoj, ten gavosi. Įdomu, irgi patirties tas. Justas biškį gal irgi dar padėjo, nes jisai buvo važiavęs, Vičiūnas Martynui šturmanavo. Tas biškį informacijos mums davė, nu, ko reikia. Nu, viskas ten gal ir gerai šiaip viskas ten. Nu, tai gal nuo Visagino gal pradėsim ralio. Nu, tai vėl į Visaginą atvažiavom, vėl mes kaip į treniruotę tikrai. Dar grįžtant biškį atgal, jeigu aš kada važiavau su istoriniai toj pernai klasiai, nu, ten tik nereikėjo visko, kaip čia pasakyti, įsireišti, ne taip skyriau dėmesį į tai, į greitį. Aš ten važiavau tiesiog for fun. Man patiko pabendrauti, aš susipažinau su visa ralio virtuvė, su ralio bendruomenė. Su Martynu, su Giedrium Notkum, su Firantu, nu, su visais, prasme, man patiko pas vieną, aš į tai žiūrėjau kaip į pramogą. Tikrai aš ten neieškojau to greičio ir su Zamara, mes su Tomu Zamara išvažiavom gal 3 ar 4 kartus per visą sezoną pasitreniruoti. Nebuvo tokio prioriteto kažkur tai kažką laimėti ir nu, tokis. Čia, kai pasisėdom į šitą automobilį, supratau, kad reikia viską kardinaliai pakeisti. Tai stenogramą. Pirmiausias dalykas, turėjau viską nuo nulio. Nes viską išmėtyti turėjau, ko per daug rašiausi tenai, nes ta mašina, nu, visiškai kitaip važiuoja, visiškai kitą daro ir nu, dangus ir žemė, kai sakau. Tai už tai ir į Visaginą irgi atvažiavom dar šlifuodami stenogramą. Mes jau ir taip ją šlifavom ten. Mes pabaigoje sezono gal pabaigėme ją šlifuoti. Jo, ir atvažiavom dar mokytis, dar, kad prieš viekšnius, dar kažkur tai kažką patobulinti, kažkur kažką informacijos mažiau pasirašyti, kad Edvardui spėtų pasakyti, kad man būtų tiksliau. Nu, dar mes treniravomės Visagine. Nu, taip, ir visai ten neblogai man pavyko, iš tikrųjų viskas. Nu. Tikrai kaip kur paspaudėm, kaip kur miesinį greičių ruožą. Aišku, jeigu ne ta klaida užgesimo tenai, kur per vėlai stabdžiau, antrą kartą gerai suvažiavom, visai neblogai taip. Nu, ir kelis ruožus tikrai, ten viskas buvo normalu. Aišku, padangą prakirtom antram ruožė, atrodo, ne? Važiavom ten gal 3 km su nuleista padanga. Tai to rezultato mes ten nesivaikėm, bet kaip treniruotė, tai tikrai užskaitėm. Nu ir ką, paskui atėjo vykšniai. Atėjo vykšniai, nu, tenai jau kaip, nusiteikę buvom kovingai.
Iš tikrųjų žinojau, aš pernai važiavau Vykšnius su istoriniam, tai truputį žinojau tų rūžų specifiką, kad tenai yra greita ir nėra tokių sudėtingų aklų posūkių, nėra to reliefo kaitos, tų krestų vadinamų daug. Ir atvažiavome mes nusiteikę gana kovingai į tą etapą ir mums, manau, visai gerai pavyko. Tikrai, žiūrint laikus, visų klasiokų imant, tikrai mes buvom arti. Ir to pačio Nedo, ir to pačio Roko, to pačio Čepkausko, su Eidžiūnu, aišku, kova buvo, bet tikrai buvom visi arti. Tikrai buvo ten tokia, tikrai smagu, geras buvo ralis, gerai važiavosi, gerai pavyko susirašyti stenogramą. Edvardui gerai pavyko paskaityti, buvo, aišku, kelios klaidos ir neskaitant mano 3 grubių klaidų, kurias aš pats padariau, gal vieną, net, gal biškai Edvardas per vėlai pasakė pračiūžėm tą sankryžą, bet tas 2 kitas, tai tikrai mano buvo atsakomybė, tikrai aš ten pračiūžiau, per vėlai stabdžiau ir pralėkėm tas sankryžas. Ten susigodinom gal laiką, bet visumoj tas etapas mums tikrai lipo ir tikrai ten rezultatas buvo neblogas. Netgi tikrai nenoriu čia girtis ar dar kažką, tai bet antram berods ruože pažiūrėjau splitus, antrą ruožą gavom visi, dulkės jų buškai buvo nupūstos, gavom visi tą užvaresnį kelią ir tam splitė, kur tokie pamiškė buvo ir ten gana užsukta, tokis pasukta, biškai greitai, biškai pasukta. Tam splitė mūsų geriausias buvo laikas iš visų klasiokų. Ir Čepkauskas, ir Radišauskas, ir mūsų buvo geriausias. Tai po ralio supratom, kad galim važiuoti ir galim tikrai pasivaržyti su visais klasiokais. Aišku, turėjom kvailą gedimą, tai kuras pasibaigė mums. Tam ralį po 11. Ten buvo jo, ir ten ir buvo pabaiga. Bet šiaip visumoje tas etapas buvo tikrai geras ir smagus. Jo, tikrai, tą skaitom. Grįžtam prie Kelmės etapo. Žinau, pernai man nepavyko suvažiuoti, nes irgi Toyotai kuras pasibaigė, kaip nekeista, po pirmo ruožo. Tai nepavyko man suvažiuoti, buvau važiavęs aš, sprintas berods buvo Kelmės apylinkėse, Kražių, man atrodo, sprintas, bet važiavau ne su Danium, su Tomu Zamara, bet važiavau su jo broliu, kuris pats yra vairuoja ir jisai man skaitė sonogramą. Tai pirmam ruože jau po 4 posūkių jisai suklydo ir tada supratau, kad jau geriau gal tik ramiai reikia davažiuoti iki finišo, bandom ir nieko ten nebus iš rezultato. Tai prie ko linkiu, kad nepavyko man gerai suvažiuoti pernai metais tų Kelmės ruožų ir aš jų nežinojau, nebuvau važiavęs. Ir kai važiavom į Kelmę, mes ir abudu šnekėjom, sakau, tikrai bus sudėtinga, už tai, kad ten labai daug reliefų skirtumų, krestų tų vadinamų tramplynų. Ir bus ir užsirašyti man bus sunku, ir Edvardas bus neskaitęs tokių ruožų, tikrai bus sunku. Negana to, važiuojant į pirmą ruožą, gaunu žinutę iš kolegos verslo partnerio, kad mūsų versle atsitiko didelė bėda, kurios niekas neplanavo. Važiuojant į pirmą ruožą, tai toks iš karto mintys jau ne apie ralį buvo. Dar negana to, už 10 minučių mama parašo žinutę, kad tėvuką aš vežėsiu greitą į ligoninę. Irgi taip prieš pirmą ruožą. Tai atvažiavome į pirmą ruožą toks, bet aišku, privalėjau persijungti iš viso to ir susikoncentruoti į lenktynės, bet pats ralis buvo jau ne tas buvo galvoje iš tikrųjų ir toks, nebuvo to atsipalaidavimo tokio, nebuvo susikaupimo labai stipraus ir aplamai buvo sunkus ralis, sunku ir jam buvo. Darbinis tokis buvo, po Vykšnių, kaip ten tiesiosios ir keli posūkiai, tai čia buvo skaityti. Vykšnių tas ralis vėl, vadinkim, jisai savotiškai gal lengvas, bet jisai savotiškai sudėtingas, už tai, kad tos tiesios ten po 600-700 metrų ir pataikyti stabdymą į tą aštrų posūkį, ten irgi reikalų yra. Tai manau, kad čia visi kolegos sutiks su tuo. O Kelmės ralis tai toks buvo, sakau, tų reliefų skirtumų ir darbinis ir tikrai mums sudėtinga buvo ir užsirašyti ir Edvardui buvo sudėtinga skaityti. Gal per daug aš biškai prisirašiau,
kaip kuriuose vietose informacijos ir jam buvo sudėtinga, buvom ir pasimetę kelis kartus, ir skubėjęs buvo kelis kartus, toks sakau, nu, toks buvo, aišku, pamokų prasme, tai gavom pamokos, gavom patirties tai tokiais ruožais, bet pats ralis tai toks buvo, sakau, mum buvo sudėtingas toks ir rezultatų už tai nebuvo. Tada atėjo namų ralis, vadinkim dzūkiškas, su dzūkišku ekipažu. Ruošėmės mes jam, tikrai važiavom treniruotis, susirašymo tas treniruotis darėm, ruošėmės mes tą ralį. Sonogramą šlifavom. Nu, Lazdijų galva jau tada gal buvo jau pabaigta mūsų iššlifuota stenograma. Nu, taip, jau Lazdijus jau buvo tada gana tiksli. Neslėpsim, kaip kuriuos ruožus, gabalus ruožų tikrai žinojom, už tai, kad važiavom treniruotis į tas vietas, nes ten kitur nepadarysi ir plus buvo sprintas, buvo pernai metais, tai kaip kuriuos ruožus tikrai žinojom. Gabalus ruožų, pavyzdžiui, 1, 3, tai beveik ten visą mintinai žinojom, už tai, kad važiavom ir vieną ir kitą pusę susirašinėti. 2 biškį žinojom, 6, 8 biškį žinojom, ruošėmės tam raliui. Bet vėl ten gal papasakosim plačiau apie tą ralį mes. Patį ralį irgi tikrai užskaitau, viskas ten kaip ir pavyko, aparto mano biškį perdegimo paskutiniam ruožį ir tos klaidos per trampliną, bet pats ralis buvo tikrai geras. Ir atvažiavus jums 1 ruožą, susirinko visa šeimyna mano, gale ruožo, Edvardo, man atrodo, irgi ten šeimyna, gal buvo atvažiavus draugų. Ir 1 ruožą, aišku, mes ten, nu, pats prisiėmiau irgi kaltę dėl to, kad tikrai nesuvažiavom taip, kaip reikėjo suvažiuoti, nes kažkaip tai nežinau, kažkas persijungė smegenyse, kad, aš sakau, šeima gale stovi, gale ruožo, galvoju, kad tik nesusivuliuoti kitos vietos, nepadaryti kažkokios nesąmonės. Nu, kažkoks toks buvo. Ir sufinišavom, žiūrom ten nuo bernų po 13, po 12 sekundžių, sakau, blemba, nu negerai. Nu, atvažiavom į 2 ruožą, visas mintis, visas šeimas, viską į šoną, sėdžiu prie starto, nu, galvoju, dabar laikykis. Tai iš tikrųjų taip ir buvo. Jau 2 ruožą tikrai mynėm, smagiai važiavom. Ir rezultatas buvo neblogas, kuris mes 13 beros buvom, ar 12, kažkas tokio. Kažkas jo, tikrai greitas buvo ruožas. Reikėjo tų vyriškų atributų tarp kojų, tikrai tempa išlaikyti gazą dugne, bet gerai suvažiavom. Grįžtam į 3 ruožą. Jau viskas, sakau, pas mane jau persijungus programa, viskas, jau reikia gazuoti, reikia lėkti. Ir tikrai lėkėm. Tikrai myniau tam ruožė, 3 ruožė, tikrai finišuojam -7 sekundės nuo Eidžiūno gal ten, -10 nuo Roko, man atrodo, kažkas tokio. Važiuojam į 4 ruožą, guriai sakau, kažkas negerai. Sakau, tikrai nesąmonė, sakau, tikrai mynėm. Vėl 4, ten nebuvo jis toks pasuktas, sakau, ten buvo greitas. 4 suvažiuojam vėl gerai. Grįžtam į servizą, ateinu prie Donato Martino mechaniko. Sakau, ir gali ištraukti datą logą. Nu, pažiūrėti, sakau, nes po visų ralių, grįšiu truputį atgal, po visų ralių mes užmigom ant laurų, vadinkim taip. Ne, nu kaip čia pasakyti, nu, tiesiog mes sufinišuodavom, mašiną mechanikas apžiūrėdavo mūsų dariką, kas ten, kur kliba, kas ką patvarkydavo, į variklį, į galę, nelindom nuo Ispanijos. Kaip prieš Ispaniją man sudėjom viską suprogramavo, nelindom. Lygiai taip pačiai galvoju, kad ir bernai klusiokai ten nelinda. Net nei galva, man, nu. Važiuoja tą mašiną. Grįžtam prie to, kad grįžtam į servizą, pas Donatą paprašau, Donatas buvo užsiėmęs, sako, gal rytoj ryte, nes patys mes nelabai mokam to. Paskui ryte kažkaip vėl nuėjau, Donatas prie Martino mašinos dirbo, kažkaip galvoju, nelysiu žmogui nuo akis, važiuojam taip kaip yra, taip ir davažiavomės iki finišo su tą mašiną.
po ralio galvoju, vis tiek reikia pažiūrėti, čia, sakau, kažkas tai, nu, aš pažiūrom splitus, ten, kur reikia, sakau, vyriškų atributų, ten mes daugmaž vienodai. Ten, kur tik užsukta, kur man iš tikrųjų labiausiai patinka, tos užsuktos darbinės vietos, ir dar jeigu antrų kartų kūryklą, nu visiems gaunam, nu visų gaunam. Sakau, čia kažkas negerai. Nu, ne, prisijungė gal po 2 dienų Donatas prie mašinos, įsitraukė visus duomenis, mūsų interkulerio temperatūra 60 laipsnių. Ką tai reiškia, kad iki 50 tai yra maksimum, nuo 50 variklis kompas pradeda mažyti galę ir nu, tiesiog pradeda saugoti variklį. Reiškia, mes visą ralį važiavom su daug mažiau, vadinkim, arklių, nei yra pas klasiokus. Vėl grįšiu prie to, kad paskui tik tais aš po ralio, kai po Lazdijų ralio pradėjau gilytis, pasirodo visi po Vykšnių ralio, visi tas mašinas pradėjo tobulinti. Purkštukus pradėjo keisti, siurblius pradėjo keisti, kuro interkulerių aušinimus pradėjo darytis, Rokas iš vis motorą persirinko. O mes, kai stovėjom to vietoje, taip ir savo laukiam kažko, tai kad, o pasirodo visi tas mašinas pasitobulino ir netgi Ugnius kaip sugedo, aš 6-8 ruožė stovėjo ant kalniuko ir žiūrėjo, man paskui Ugnius po finišo parašė žinutę, nu jūsų mašina, sako, visiškai kitaip dirba, sako, daug mažiau kvėpuoja, vadinkim taip, lietuviškai pasakius, negu kitų. Ir sakau, aš pradėjau paskui įsitraukdinėti visus, nors Donatas kaip inlindo į datalogą, į mūsų mašiną, pažiūrėjo kelių ten ruožų gazo pedalo poziciją, virš 90% pas mane gazas nuspaustas dugne. Jisai pats sako, įspūdinga. Įspūdinga, bet laiko prasme nebuvo, rezultato nebuvo. Paskui vėl po ralio Rokas įdėjo onboardą savo. Įsitraukėm savo onboardą ir palyginom, kaip Roko bėgėjasi mašina ir kaip mūsų. O ten 6-8 startas. Platu, tikrai platus startas, ten kokį 150 metrų kalniukas, krestas vadinamas, vėl ten kokį 150 metrų, nu ir kairys lengvas posūkis per trampliną ir už jo vėl teisioji ten, buvo kažkas tokio. Tai va jis nuo starto, jis tą posūkį važiuoja 5 pavarą jau, mes dar tik 4. Tai va koks įsibėgėjimas. Aš nesakau, kad mes gal būtumėm laimėję tą ralį ten prieš visus dėl to, bet 100% garantuoju, kad tikrai skirtumas būtų buvęs mažesnis ir tikrai būtumėm kaip kuriuose rūžuose pakandžioje tikrai mes juos, jeigu būtų mašina veikusi geriau negu jinai veikia. Tai aš sakau, kam parodžiau, Biesui berods parodžiau tą irgi palyginimus tuos, jisai sako visą pavarą. Toj vietoj, ten per 300 metrų, vadinkim, Roko mašina įsibėgėjus visą pavarą daugiau negu mūsų. Tai jeigu laiko prasme, tai nu kiek? Tegu būna sekundė, pusė sekundės, 1 kilometrą tikrai. Nu, kažkas tokio. Nesakau, kad mes būtumėm laimėję tą prieš visus, bet rezultatas tikrai būtų buvęs geresnis. Paskui pradėjom prieš Ukmergę, pradėjau žiūrėti, ką čia daryti. Žiūriu, kad Ukmergės ten visų mes apie purškimo, aušinimo interkulerio tikrai nesudėsim, bet mūsų dar ką vėl apžiūrėjo. Pas mus buferis apie 5 cm sustodavo interkulerio apačioj buferis. Tokia lūpa vadinu, tokia lūpa apie 5 tomų sustodavo interkulerį. Greitai aš jį liepiau jam išpjaut, plus patį interkulerį Biesas pasakė, kokį dėt. Audi A6 originalų, nupirkau interkulerį Audi A6 originalų, įdėjau. Mūsų mechanikas padarė difuzorių vadinamą apie interkulerį, kad tiesiai įgaudytų orą, aušintų. Ir Ukmergės ralyje visai buvo jau kitaip. Finišuojam buvo ten, man atrodo, 7 km gal rūžas greičiausias. Finišuoju, pažiūrau, 42 laipsnių temperatūra interkulerio. O, jau tada mašina važiavo. Nors dar mes nepakeitėm nei purkštukų, nei siurblio, nieko dar iki to nebuvom daję, bet tik užteko interkulerį, kad jisai pradėtų geriau aušintis.
ir mašina jau visai, ir rezultatas jau buvo visai kitoks Ukmergės rally. Po Ukmergės kelmas labai skaudžiai kainavo. Labai skaudžiai kainavo ir, kaip ir minėjau, versle biškiai atsirado tokių problemų netikėtų ir tiesiog teko viską pristabdyti, nes žinojau, jeigu plosiu, ta prasme, čia neapsaugotas niekas nuo plojimo ir jeigu plosim, tai bus negerai. Ta prasme, kad finansinė prasme bus negerai ir todėl nusprendžiau pristabdyti visus ralius ir mašiną pastatėm į šoną. Aišku, neskubėjau šios remontuoti po Ukmergės kelmo, po truputį sutvarkėm, bet visus ralius padėjau į šoną, nes būtent su šitą mašiną, nesakau, finansinė prasme biškį pasikeitė situacija ir teko viską pristabdyti. Nes ir pats ralis, be plojimo, pats ralis yra nemažai kainuojantis reikalas, jau pats etapas Larčio. Tai darom pačiu Larčio etapo, dar ten buvo, dar galėtų, galėjom suvažiuoti. Bet vien tik dėl to sustojau, kad sakau, jeigu nedaug dievė avarijos, tai tada jau bus negerai. Pirmam rally jauduliukas didesnis buvo, neslėpsiu ir dabar sėdant, bijau suklyst, bijau užskubėti, bijau pavėluoti, kaip sakau, irgi jaudulys išlieka, bet jau dabar labiau savim pasitikiu. Pirmą rally buvo taip, labai bijojau, kad jis nesibaigtų pirmam posūkį. Tai. Ralis aplamai toks sportas yra, kad reikia kilometrų, reikia važiuoti ir jo, reikia patirties daug ir važiuoti, turi nesustoti. Ir kai mes važiavom kas 2 savaitės, kai tik buvo ralis vos, Larčio etapai, paskui po Larčio etapų atvažiavom į Ukmergę, ten visai jokių jaudulio nebuvo, nei tau, nei man. Ukmergė man kažkaip labai, ar gerai sekėsi skaityti? Pasme, kad jau... Jau susidirbę buvom, jau tokia gavosi automatika mašinoje, jisai skaito, aš vairuoju, jau nebuvo, kad taip, kad viena pusė mano smegenų įsitempus klauso, ką sako, kita pusė smegenų, ką daryti rankom ir kojom. O jau ateina iš jo informacija ir iš karto automatika tai jau tokia buvo, kad už tai reikia ir važiuoti, ralis toks sportas reikalaujantis važiavimo kilometrų. Pernai tas istorinis ralis, tai jau sakiau pačioj pradžioj, man tokis kaip hobis, kaip pramoga. Ten aš tiesiog važiavau, turėjau finansinę galimybę ir tiesiog važiavau ir pramogavau. Šįmet su šita mašina jau reikėjo surinkti kilometrų, kad įgauti patirties prieš Larčą. Neslėpsiu, turėdamas, tiksliau, 50 vasarų žmogus, ką aš dabar turiu, jaučiasi, iš tikrųjų jaučiasi. Jaučiasi rankos ir kojas ir pati galva, po susirašymų pavargsti, po ralio toks jau vis tiek ne tas, jau siek ne 30. Jaučiasi, aišku, tas nuovargis, bet kažkaip nežinau, dar yra tos sveikatos ir kol kas nugriuvę dar niekur nebuvom. Man nieko, aš kažkaip... Tai būdavo nuovargis, būdavo grįžti sekmadienį, pirmadienį į darbą, nesinori jau net į tą darbą, bet... Nuovargis vis tiek yra, tikrai. Ypač po Larčio etapo, jeigu ten tų kilometrų... Rokiškis, labai ilgas susirašymas, daug greičio ruožų. Ir tokie klastingi visi buvo, kad... O šiaip tai, ką žinau, aišku, jaučiasi, bet kad labai jau ten stipriai taip, tai nepasakyčiau. Da, kol kas paroko dar turim, galim važiuoti. Kaip ir minėjau, norėjau, kad Ukmergės ten būtų tas ralis, ten, kur mes tikrai kovojom, ta prasme, su tuo greitų lenkų lenktynininku ir tikrai pelningai mes ėjom link tos pergalės. Visus ruožus beveik laimėjom ir tai Ukmergės trasoj
klaidą padariau, žinau, kur ir tą sekundę praradom, vien tik neįvertinęs aš buvau dangos. Tai mes ten sekundę gavom nuo jo, o šiaip visus ruožus tikrai stipriai suvažiavom. Ir va tas Kauno Ruduo tokis gal, kai sakau, dievulis, Kompensacija aš rašė už Ukmergės ralį. Tai bet važiavomės į tą Kauno Rudinį iš pradžių kažkaip su Toyota, aš gavau užsiregistrau, galvoju prasivažiuoti. Paskui sutvarkė mašiną iki galo, prasivažiavau ir su jie po beveik 3 mėnesių ir 2,5 mėnesio pertraukos. Pralikiau čia aplink namus, sakau, ne, su Toyota nevažiuoti nenoriu, noriu su šitą važiuoti. Tai atvažiavom iš tikrųjų be jokių tikslų, dar ir orą prastą pranešinėjo ir, sakau, taip, prasivažiuosim. Pasitreniruoti tiesiog. Iš tikrųjų ir važiavom, netgi atvažiavom su tokiom padangom, su tom pačiom padangom mes važiavom visą Lazdijų ralį, visą lygą, atvažiavom pusę Ukmergės ralio ir užsidėjom tas padangas ant Kauno Rudens. Atvažiavom su, visiškai numirusiam padangom, vadinkim taip. Tai nieko mes ten, sakau, nieko nei ruošėmės, jeigu būtum nugalėti, tai būtum visidėję ir padangas geras ir tikrai būtum pasiruošę nugalėti kažką. Tai tiesiog atvažiavom taip, gavosi, kad laimėjom. Ir važiavom iš tikrųjų atsargiai. Važiavom atsargiai, jo, iš tikrųjų susirašyti, iš tikrųjų. Su didelė atsarga. Sunkiai susirašyti pavyko, plaukti, ir kuris nemiškiai buvo, 3, 4, 3, 6 gal. Kažkurį tai ruožą labai sunkiai, nes labai buvo mineralistų prieki daug ir pasitikrinimo metu nepavyko gerai pasitikrinti ir labai dideli kamščiai buvo tarp tų mašinų ir tikrai nepavyko gerai susirašyti. Tai toks važiavom su atsarga, nesinorėjo vėl kelmo ar medžio pasiimti. Tai toks, bet kažkaip pavyko, kažkaip nugalėjom, parsivežėm kažkokį tai atsiminimą. Pabaigoje sezono. Jo. Bet sakau, čia tokia kompensacija galbūt už Ukmergės ralį, kad ten buvo inirtinga kova. Jo, ir ten tikrai mes buvom verti tos pergalės. Lenkų šturmanas tas pribėgo, sako, parodyk laiką, aš jam sakau angliškai, tu man rodyk lapeliais, man lenkiškai. Kur, sako, jūs tas 7 sekundės radot, sako, važiavam pilnais ir tikrai nepavyko. Jo, jis atlikė, kur lenkiškai, kurda, dėtai, kurda, 7 sekundžių zobral. Va ten tikrai buvo tokia su tuo kempa, tikrai buvo tokia stipri kova ir smagu, bet atsitiko ralis. Sunkus klausimas. Sunkus klausimas, į kurį šiai dienai tikrai atsakymo neturiu. Viskas priklauso nuo finansų. O kaip jie susidėlios, ar bandau versle kažką tai pakeisti, kažką naujo bandom su kolega. Pažiūrėsim, kaip viskas pavyks. Negaliu, kažkur važiuosim tikrai. Tik ar mini ralis, ar B lyga. A lygos tai tikriausiai galiu dabar iš karto pasakyti, turbūt nevažiuosim, nes neturim tokių finansų dabar šiai dienai. Bet kažkur važiuosim tikrai. Ir dar, nežinau, sakau, pasižiūrėsim, kaip bus su finansais, su kuria mašina. Ar važiuosim vis dėlto su Toyota, ar bandysim pasilikti Renuką ir važiuosim su Renuku. Kolegom tai aišku, gerų finišų visiems. Inirtingos kovos, o savo tai ką mes, kad žmonom kantrybės, finansų rasti ir kad galėtumėm sudalyvauti sekančiam sezone vėl kažkur tai, kad mes dar neišnyktumėm iš to ralio bendruomenės ir ralio visuomenės. Tai kad gal prisijungsiu prie Vilmanto, kad žmonos labai nepyktų, kaip dingstam ir suprastų mus. Kad neišnyktumėm iš to ralio, jo, nes... Iš bendruomenės, jo, nes iš tikrųjų žiauriai smagus, žiauriai geras, žiauriai sudėtingas, nebereikalo vadinama autosporto karalienė. Daug adrenalino, daug visko, tikrai smagus sportas ir superinis sportas.